Sveikos mielosios ir mėlieji. Na ką, 25 jau visai ant nosies. Ir pagalvojau, kad būtų visai įdomu pabandyti pasižiūrėti, kokiosgi angelų žinutės laukia mūsų kitiems metams ir kartu padaryti emocijų paleidimo praktiką Atsiverkim stebuklams kartu. Tai aš ištrauksiu 3 žinutės iš savo pokalbiai su angelais. Kortų kaladės ir galit pradėti jau galvoti, kuri žinutė bus jums, 1, 2 ar 3. Gali būti aišku ir visos 3, bet kartais būna įdomu pasižiūrėti iš anksto, nuspręsti, koks bus tas skaičius ir tada pasirodo, kad iš tikrųjų tas skaičius labiausiai ir atitinka. Tai pažiūrėkim. Pirmoji žinutė. 2 nori išlysti, šita tegul bus. Aha. Ačiū angelai, kad primenat man, kad jūs visada šalia. Aš priemu angelų pagalbą. Štai toks angelų priminimas. Ir šita korta yra apie tai, kad kad angelų pagalba yra visada šalia, bet mes turim duoti leidimą, nes angelai negali pažeisti laisvos valios principo, jie negali įsikišti ir padėti mums be mūsų leidimo. Ir dėl to svarbu yra duoti angelams leidimą, priminti, kad jie yra čia, kad jie siųstų ženklus, pavyzdžiui, pasikartojančius skaičius, arba plunksnas, arba šviesas netikėtai, neaišku, iš kur atsirandančias, arba savo angelų statulėlių kažkokius pavidalus, arba žodžius, būna kartais įsijungi radiją ir vėl groja daina apie angelus. Galvoju, kaip gali būti tiek daug dainų apie angelus? Tai čia yra yra daugybė būdų, kaip angelai mums siunčia žinutes. Tai jie mums primena, kad mes visada šalia, kad mes galėtumėm paprašyti jų pagalbos. Tai čia buvo 1. Pažiūrėkim, kokia bus 2 žinutė. Viskas vyksta mano naudai. Ačiū angelai, kad padedat man patikėti, kad viskas visada vyksta mano naudai. Štai toks gražus priminimas. Ir šita žinutė atsirado su mano pačia pirma traukos dėsnio grupe, kurią aš vedžiau prieš beveik 10 metų. Ir mes ten kalbėjom apie tai, kad kai kažkas atsitinka gero mūsų gyvenime, tai lengva pasakyti, kad tai atsitiko mano naudai, aš šito norėjau, aš tai sukūriau. Bet kai kažkas vyksta ne taip, kaip mes norėjom, arba kai atsitinka tiesiog kažkas blogo, ko gal niekas nenorėjo ir niekas, atrodo, niekam to ir nelinkėtum, tai tada suprasti, kad tai irgi vyksta mūsų naudai, yra sunkiau. Tai šitas bet kai atsigręži atgal ir kai pagalvoji apie kažkokius sunkumus, kurie buvo ištikę prieš ten daugiau metų ir pamastai, kas po to atsitiko, tai supranti, kad tai atneša, kad tie skausmingi įvykiai, nutikimai, dalykai, kurie mums atsitinka, jie atneša ir kažkokias dovanas savyje. Ir kuo labiau mes galim tuo pasitikėti, čia ir dabar, jeigu vyksta kažkas sunkaus, tuo lengviau mes galim pereiti tą sunkumą ir pasitikėti, kad tai irgi vyksta mano naudai, kad aš nesu tik tai auka šitam gyvenime, kad tai vyksta dėl to, kad man yra kažkokia tame žinutė, išmintis, galbūt tai bus man proga atrasti savo stiprybę, kurios nežinau, kad turiu, galbūt tai nukreips mane kažkokia kita linkme. Tai žodžiu, 2 žinutė yra, kad viskas vyksta mano naudai. Tai pirmi 2 labai spalvingi priminimai, aš priemu angelų pagalbą, viskas vyksta mano naudai. Na ir pažiūrėkim, kokia bus 3 žinutė. Labai kalėdinės spalvos, raudona, žalia, tai kokia čia 3 turėtų būti tada jau balta. Taip ir yra, geras. Ačiū angelai, kad padedat man kasdien vis labiau pasitikėti savim. Aš pasitikiu savim, štai toks 3 priminimas. Aš priemu angelų pagalbą, aš prisimenu, kad viskas vyksta mano naudai ir aš pasitikiu savim. Ir pasitikėjimas savim yra irgi procesas. Nepažįstu aš nei vieno žmogaus, kuris iš karto pasitikėtų savim. Tai yra praktika ir kuo daugiau mes įsivardinam tai, ko norim ir siekiam to, einam link to ir kuo daugiau dalykų, kurių mes norim, mes pasiekiam, tuo didėja tas mano
pasitikėjimas, tas mūsų pasitikėjimas savim, nes aš pasitikiu, aš prisimenu, kad štai tuos dalykus padariau, net ir tada, kai atrodė, kad tai nėra mano naudai, aš ir iš to kažką tai išspaudžiau gero ir taip aš vis labiau pasitikiu savim. Na, štai tokios 3 spalvingos ir taip stebuklingai kalėdiškos angelų žinutės. Aš priimu angelų pagalbą, aš prisimenu, kad viskas vyksta mano naudai ir aš pasitikiu savim. Na ir dabar aš kviečiu padaryti kartu su manim tapingą pagal šitas 3 žinutės, na, kad mes labiau atsivertumėm stebuklams kitais metais, nes stebuklai vyksta aplinkui mus nuolat. Ir dar tik įgarsinsiu, kad jeigu žiūri šitą įrašą nebūtinai šiandien, kai aš įrašinėjau pačioj 24 metų pabaigoje, bet nežinau, kovo 15 dieną arba kažkada vasarą, kai tas čia aplink krentantis sniegas atrodo gal keistai, tai tiesiog pasitikėk, kad jame yra žinutė tau ir kad tas tapingas, aš atsiveriu stebuklams, gali būti tau čia ir dabar. Na ir mes padarysim emocijų paleidimo praktiką, aš atsiveriu stebuklams ir jeigu nežinai, kas yra tapingas, tai aš kviečiu tiesiog pasitikėk, padaryk kartu, sek mane, čia bus labai paprasta, tiesiog liesti tas vietas, kur aš rodysiu, stuksenti ir kartoti žodžius ir po to galėsi susirasti YouTube, yra mano keletas įrašų, kur aš pasakoju, kad žodžiu tai yra per praktiką. Ir pasigilinti daugiau, bet dabar tiesiog patirkim kartu. Tai pradžiai pabandykim pasimatuoti intensyvumą. Ir mes intensyvumą matuojam visada iš neigiamos pusės, tai yra kiek aš netikiu, kad esu pasiruošusi stebuklams kitais metais, ar artimiausiu metu, ar šiais metais. Ir mes tą intensyvumą užfiksuojam skaliai nuo 1 iki 10. Tai yra, kuo labiau aš netikiu, tuo arčiau 10 ir kuo labiau aš pasitikiu ir atsipalaiduoju, kad aš esu saugi ir palaikoma, tai yra vienetas, puiku, bet net jeigu yra vienetas, tai visada galim pereiti į kitą lygį atsiverimo stebuklams, tai kviečiu išbandyti patirti kartu su manim. Tai užfiksuojam tą skaičių, nes tai pabaigoje vėl matuosim pokytį ir tai bus mūsų būdas pasimatuoti. Na ir pradedam nuo to, kad akimirkai užsimerkiam, jeigu gali užsimerk, arba tiesiog nuleisk akis žemyn, kad neblaškytų aplinkui esantis vaizdai ir garsai. To gilė, man atrodo, losnės važiuoja kaimynas pro šalį. Ir įkvėpkim, iškvėpkim. Pajauskim šiek tiek savo kūną, pajauskim visas vietas, kur jaučiam atramą, kur žemė mus laiko. Pajauskim savo pėdas ant žemės. Na ir su tuo pasitikėjimu ir pajautimu savo kūno pradedam nuo delno briaunos. Tiesiog tapinam ir kartok paskui mane. Nors dalis manęs abejoja, ar tikrai stebuklai yra įmanomi, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Ir aš atsiveriu stebuklai. Ir dar kartą delno briauna, nors dalis manęs galbūt netiki stebuklais. Yra ir kita dalis manęs, kuri žino, kad stebuklai vyksta kasdien. Ir aš myliu ir priimu visas savo dalis. Ir aš noriu atsiverti stebuklams. Ir paskutinį kartą delno briauna, nors aš turiu abejonių, aš myliu ir priimu save. Ir aš leidžiu vykti stebuklams. Gerai, dabar keliaujam per taškus, ant akis. Nauji metai.
Akiešonas nauja pradžia. Po akim turiu daug norų. Po nosim. Ir dalis manęs žino. Smakras ir prisimena iš ankstesnės patirties. Raktikaulis, kad viskas įmanoma. Po ranka, bet yra ir kita dalis manęs. Viršugalis, kuri abejoja. Antakis, galbūt jai atrodo. Akiešonas, kad jau išnaudojam savo stebuklus. Po akim, galbūt baisu pasitikėti. Po nosim ir turėti vilties. Smakras, kas bebūtų. Raktikaulis, aš leidžiu savo jausti. Po ranka aš priemu tai, kaip aš jaučiuosi. Viršugalis, aš leidžiu būti tam, kas iškyla. Antakis, ačiū angelai, kad primenat man. Akiešonas, kad jūs visada šalia. Po akim aš priemu angelų pagalbą. Po nosim. Ačiū angelai, kad padedat man patikėti. Smakras, kad viskas visada vyksta mano naudai. Raktikaulis, ačiū angelai, kad padedat man. Po ranka, kasdien vis labiau pasitikėti savim. Viršugalis, aš pasitikiu savim. Antakis, aš atsiveriu 25 metų užduotims. Akiešonas, aš atsiveriu augimui. Po akim aš atsiveriu džiaugsmui. Po nosim aš atsiveriu didesniai meiliai ir priėmimui. Smakras, ir aš atsiveriu stebuklams. Raktikaulis, ačiū gyvenime, kad nustebini mane. Ačiū angelai, kad primenat man, kad jūs visada šalia. Viršugalis, aš pasitikiu savim ir aš pasitikiu gyvenimu. Gerai, dabar sustojam, įkvepiam, iškvepiam. Galim pabandyti pajausti akimirkai, kas vyksta kūne. Gal įvyko kažkoks pasikeitimas, kol tapinom, gal kažkoks fizinis pojūtis atsirado. Žiovulys yra vienas iš tų dažniausiai pasitaikančių, kurias dažniausiai girdžiu. Man tai būna dažnai, kad kažkaip toks jausmas, kad čia kažkur galvoj vietos atsirado, kažkas prasiplėtė. Tai, iš tikrųjų, bet koks fizinis pojūtis rodo, kad tai veikia, kad mūsų nervų sistema gavo žinutę, kad viskas yra gerai, kad mes esam saugus, kad galim atsipalaiduoti. Net jeigu turim labai didelių tikslų kitiems metams ir nelabai žinom, kaip jie išsipildys, arba net jeigu ir nenorim galvoti apie tikslus, nes turim abejonių, kaip ten viskas įvyks. Tai ir galim pasimatuoti dar intensyvumą skaičiais, pasižiūrėti, ar įvyko kažkoks pokytis. Tai pradžioje aš klausiau, kai aš sakau, man sunku pasitikėti stebuklais, kiek yra to sunkumo skaliai nuo 1 iki 10 ir pasižiūrim, koks dabar yra skaičius, ar įvyko kažkoks pajudėjimas. Ir bet koks pajudėjimas, net ir kartais į aukštesnę pusę, rodo, kad vyksta pokytis.
Mes, aišku, siekiam, kad mažėtų tas netikėjimas ir neigiamas krūvis. Tai daug kitų tapingo įrašų rasit mano YouTube kanale, kviečiu užsukti. O šiandien atsisveikinu, kai peržiūrėsit, būsiu dėkinga už komentarą, kuri žinutė labiau atliepia ir kaip sekėsi tapinti ir atsiverti stebuklams ir paleisti tą vidinį netikėjimą, ar kas ten be iškiltų. Tai ką, gražių mums paskutinių 24 metų dienų ir iki susitikimų.